Gera Jūs matyti bažnyčioj, Dievo namuose. Žinot, paskutinius keletą mėnesių mes nemažai jau nuo ankstyvo pavasario praleidom su Jėzumi ant kalno ir mes klausėm jo mokymo, mes klausėm ir girdėjom, kokie bus jo karalystės piliečiai, kokiom savybėm jie pasižymės, kokie jie bus iš savo širdies, savo nuostatom, savo vidumi. Mes girdėjom apie daugybę karalystės principų, kaip ta karalystė veikia. Ir mes galėjom įsitikinti, koks iš tiesų išskirtinai gilus ir išskirtinis yra Jėzaus mokymas, kaip jis rūpinasi ne išoriniais dalykais, ne kažkokiom tokiom tik tradicijom, bet jisai leidžiasi į mūsų širdį, jis beldžiasi į mūsų širdį ir jis parodo, kokia kartais būna mūsų širdis, kas joje vyksta ir išsako savo troškimą, jis trokšta, kad mūsų širdis keistusi. Jis trokšta, kad mes būtume kitokie, turėtume kitokį teisumą, negu turi religingi žmonės, perdėtai religingi, tik tradicijomis religingi, kitokį teisumą, negu turi netikintis arba žmonės, kurie remiasi irgi savo teisumu. Ir mes pabuvome su Jėzumi ant to kalno ir šiandieną mes leisime žemyn. Matas, evangelistas, savo evangelijoje jis trokšta pristatyti Jėzaus mokymą, bet taip pat jis trokšta pristatyti ir Jėzaus darbus. Jis nori parodyti, ko Jėzus mokė, kad jį verta sekti, kad jis yra tikrasis viešpats, jis mums pristatė jo gimimą, jo atėjimą į šią žemę, jis mums pristatė daug jo mokymo ir dabar toliau mes eilę sekmadienio, gal keletą mėnesių gilinsimės į Jėzaus darbus. Ir aš noriu perskaityti jums ištrauką, kelias eilutes iš Mato Evangelijos 8 skyriaus, nuo 1 iki 4 eilutės. Kai Jėzus leidosi nuo kalno, jis sekė didelės minios. Ir štai priėjo raupsuotasis ir pagarbinęs jis sakė: Viešpatie, jei nori, tu gali mane padaryti švarų. Jėzus ištiesė ranką, palietė jį ir tarė: Noriu, būk švarus. Ir tojau raupsai išnyko. Jėzus pasakė jam: Žiūrėk, niekam nepasakok, bet eik pasirodyti kunigui ir paaukok Mozės įsakytą atnašą jiems paliudyti. Taigi Jėzus leidžiasi nuo kalno, jis seka minios, galbūt dalis tų minių klausė jį ant kalno, ten buvo ir mokiniai, galbūt prisijungė ir kitos minios. Ir Matas mums kalbės apie Jėzaus darbus. Ir žinot, Jėzus paliudijo savo žodžius, savo darbus, savo darbais. Ir jeigu kai kurie mano, kad Matas šiek tiek pristato mums Jėzų lygindamas su Moze, kaip Moze kažkada atėjo pas Izraelio tautą ir prisistatė Izraelio tautai su 10 stebuklų. Dievas patvirtino, kad jis yra pranašas. Taip ir čia 8-9 skyriuose mes skaitysime apie 10 Jėzaus stebuklų. Stebuklų, kuriais kai kurie mano, kad yra ta šiokia tokia aliuzija į Mozę, kur Matas nori parodyti, kad Jėzus yra irgi tas tikrasis Mesijas, tas siųstasis, tas pranašas, apie kurį irgi buvo paliudyta ženklais ir stebuklais. Ir šiuose 2 skyriuose mes matysim tos stebuklus suskirstytus po 3 stebuklai, tada mokymas apie mokinystę, vėl 3 stebuklai
vėl mokymas apie mokinystę ir vėl 3 stebuklai, kurių vienas susideda iš 2 stebuklų. Ir Matas mums parodo, kad Jėzus turi valdžią ligoms, Jėzus turi valdžią nematomoms dvasiniams jėgoms, jis turi valdžią kūrinijai ir netgi mirčiai. Taigi evangelistas pristato mums mūsų viešpatį, kaip valdovą, kaip Dievą, kaip šios kūrinijos valdovą. Jėzus turi jėgą pašalinti žemės nuodėmės pasekmes ir valdyti gamtos reiškinius. Tai yra Mato liudijimas, tai yra jo žinia, tas didelis paveikslas, kurį jis nori, kad mes pamatytume. Jėzus turi valdžią. Ir aišku, kai Jėzus buvo žemėje, tai buvo išskirtinis laikas iš tiesų. Išskirtinis laikas, mes matom tos darbus, raštas sako, kad daugybė knygų nesugebėtų sutalpinti visų darbų, visų išgydymų, visų pakeistų gyvenimų, prie kurių viešpats prisilietė. Jeigu juos visus norėtų aprašyti per tą atrodytų neilgą laiką. Ir čia mes matome Evangelijose tik tai dalį tų istorijų, gabaliukai. Ir iš tiesų Jėzaus atėjimas į žemę tai buvo dangaus nusileidimas į žemę. Pats dangus atėjo į žemę paliudyti apie save, prisiliesti, išgydyti, atleisti. Ir įdomu tai, kad pirmi 3 stebuklai, pirmi 3 išgydymai, kuriuos Jėzus minės 8 skyriui, nuo 1 iki 17 eilutės, kas juos patiria? Juos patiria, Matas parodo, pirmus 3 juos pristato, juos patiria, sakykime taip, labiausiai tokie tautoj nevertinti socialiniai sluoksniai arba grupė žmonių. Tai yra raupsuotasis, tai yra pagonis, šimtininkas ir tai yra moteris, Petro uošvė. Taigi raupsuotasis, pagonis, moteris. Jeigu mes bandytume išskirti Izraelio tautoj tokius labiausiai nuvertintus, atstumtuosius, turbūt mes išskirtume, pataikytume į šitas 3 grupės. Mes matome, kad pirmieji, kurie ateina pas Jėzų, kurios nori mums parodyti, tai nėra vadovai Izraelio, tai nėra, neišsirikiuoja vyriausias kunigas su visa savo palyda, bet ateina tie, kuriuos visi yra nurašę, atstūmę, arba kurie turėjo mažiau teisių, kurie buvo nevertinami, negerbiami. Ir tame iš tiesų yra labai didelė Mato žinia jau iš karto, kad Jėzus yra viešpats visiems. Jėzaus atleidimas yra skirtas kiekvienam. Jis yra skirtas tau, kas tu bebūtum, koks tavo bebūtų socialinis statusas, kokios tavo pajamos, ar kas tave vertintų ar nevertintų tavęs, kas tave norėtų nurašyti ir pasakyti, iš tavęs nieko nebus, tau nedera būti tokiam šventam susirinkime ir šventam būry. Matas mums parodo, kad Jėzus priima kiekvieną. Jėzus priima kiekvieną ir būtent šis kiekvienas ir labiausiai ir atsiliepia į jo kvietimą, į jo šaukimą. Ir štai priėjo raupsuotasis ir pagarbinęs jis sakė, viešpatie, jei nori, tu gali mane padaryti švarų. Iš ties, kad suvokti tą raupsuotojo statusą, reikia suprasti pačią ligą ir kiek jinai buvo,
kaip jinai buvo matoma tuo metu toj tautoj. Ir mes žinome fizinių požiūrių, raupsai buvo odos ir kūno liga, sutrikimas, kuris pasireikšdavo iš tiesų įvairiai kartais ir tai nebuvo viena turbūt kažkokia liga ar sutrikimas, daugybė buvo ir kartais žmonės pasveikdavo nuo jų, bet nuo tos baisiausios formos nebuvo vaistų, nebuvo žinomo kažkokio išgydymo tuo metu ir sunkiausia forma tiesiog gaudavosi taip, kad žmogus, dar būdamas gyvas, jau pradėdavo mirti. Pirmiausia, mirdavo jo nervai, jo galūnėse ir jis sužinodavo, kad serga raupsais, kartais iš kažkokių dėmių, bet kartais tiesiog jis susižeisdavo ir jis pamatydavo, kad jis nejaučia skausmo, jis nejaučia pasiekmių to savo susižeidimo ir tos galūnės vietos jam pradėdavo pūliuoti, pūti, galiausiai džiūti, galiausiai jos nudžiūdavo ir pradėdavo byrėti ir ta baisiausia forma, raupsuotasis galėdavo atrodyti be tam tikrų galūnių, be pirštų, be ausies, be nosies, visa tai jam nubyrėdavo, jam būdavo didžiausias niežulys, nes trykšdavo pūliai, tos vietos pūdavo, bet jis taip tiesiogiai to didžiausio skausmo nejausdavo, tik didelį niežtėjimą ir todėl jis gramdydavo tos pūlius kokiu nors šuke pasiėmęs ar kokiu pagaliu, siekdamas palengvinti savo agoniją. Taigi, tie raupsai, jie bjaurodavo žmogų ir kankino savo auką, kol galiausiai žmogus tiesiog mirdavo. Dėl šios priežasties, turbūt dėl šios baisiausios formos, šita fizinė kančia peraugdavo ir į tokią socialinę kančią. Socialiniu požiūriu, kadangi raupsai būdavo labai užkrečiami, tai raupsuotieji būdavo atstumiami. Jie turėdavo išeiti iš bendruomenės, kurioje gyveno. Jeigu šeimoje kažkas susirgdavo raupsais, jis turėdavo palikti savo šeimą, pasitraukti kažkur už stovyklos, už miesto. Dažniausiai jie gyvendavo kolonijose, susijungdavo raupsuotieji, artimieji galėdavo ten kažkur urvuose, kažkur nunešti maisto, bet stengdavosi kuo greičiau pasitraukti, negalėdavo pasilikti su jais ir bijodavo pasilikti, kad neapsikrėstų. Ir nuo tos dienos, kai būdavo sužinoma, kad jie serga, jie būdavo paskelbiami nešvariais, atskiriami. Taigi nutrūkdavo jų santykiai. Jie prarasdavo visus savo santykius. Jie negalėjo patirti vaikų apkabinimo, žmonos ar vyro prisilietimo. Jie negalėjo patirti draugo rankos ant peties ar glėbestingo pasisveikinimo. Socialiniu požiūriu jie patyrė didelę kančią. Ir žinot, raštas sako, kad jie privalėjo, jeigu jie išeidavo iš savo kolonijos, jie turėjo skambinti varpeliu ir šaukti nešvarus, nešvarus. Jeigu jie eidavo kažkur keliu ir šaukdavo nešvarus, nešvarus, visi kiti traukdavosi, bijodavo ir kad net vėjas nuo jų pusės nepapūstų, tam, kad neužsikrėstų. Čia kažkas panašaus į COVID gal, kai buvo tuo laiku, kai visi vieni kitų bijojo. Žinot, vaikščiojo su kaukėm per atstumą, tik tai dar stipriau, dar
dar baisiau. Bet žinot, be fizinių kančių ir socialinės izoliacijos šie žmonės taip pat išgyveno didelę gėdą, nes buvo laikoma, kad raupsai tai Dievo bausmė už nuodėmes. Mes nežinom iš tiesų, ar visada tai buvo, greičiausia ne visada, bet dėl tų atvejų šventajame rašte turbūt buvo daroma tokia išvada ir todėl jie buvo stigmatizuojami ir jiems priskiriama ta gėda. Mes prisimenam Aarono ir Mozės seserį Mirijamą, kurią Dievas ištiko raupsais, todėl tuomet, kai jinai pasididžiavo, kai puikybė užvaldė jo širdį ir jinai pasakė, kas tas Mozė, Dievas kalba visiems, mes irgi esame, kažkas, tai mes irgi esame ypatingi, jo pranašai. Raupsai ištiko Eliziejaus tarną Gehazį, kuri užvaldė godumas pinigams. Ir jis norėjo apgauti, pameluoti ir pasisavinti jam nepriklausančias lėšas. Raupsai ištiko karalių Uziją, kuris taip pat buvo užvaldytas puikybės ir išdidumo, norėjo aukoti, smilkyti prieš Dievą. Taigi žydai mokė, kad ši liga siunčiama Dievo už nuodėmę, kaip jo teismas. Taigi raupsuotas žmogus buvo laikomas nešvariu ir apeiginė prasme nešvariu. Jis negalėjo dalyvauti susirinkime, jis negalėjo ateiti į bažnyčią, į jo tautos, Dievo žmonių susirinkimą ir garbinti kartu su visais. Jo drabužiai buvo laikomi nešvarus. Jeigu tų drabužių ir daiktų nepavykdavo išplauti, viskas turėjo būti sudeginta. Jo namas buvo laikomas nešvariu. Jeigu rasdavo kunigas raupsų pėdsakų ant namo sienų, po kruopštaus valymo, tas namas turėjo būti nugriaunamas ir visa mediena išmėtoma. Kiekvienas, kuris įeidavo į raupsuotojo namus, buvo nešvarus. Taigi mes matome to žmogaus būseną, jo situaciją. Jis iš tiesų gyvas miręs, atskirtas nuo visų, atstumtas, be vilties iš tiesų. Vienintelė viltis, kuo lengvesnė mirtis. Bet čia jis kažkokiu būdu išgirsta apie Jėzų. Jis išgirsta apie Jėzų, apie jo mokymus, jo darbus. Ir faktas tas, kad jis nusprendžia surasti Jėzų. Ir mes galime įsivaizduoti, koks didelis jo atkaklumas. Eilutė atrodo paprasta, žodžiai paprasti, štai priėjo raupsuotasis ir pagarbinęs jį sakė. Bet matydami tą socialinę jo būseną, jo situaciją, padėtį, kurioje jis buvo, mes galime įsivaizduoti, kad tas priėjimas, kokios reikalavo drąsos, kokio ryžto, tas priėjimas, kokio reikalavo tikėjimo, tikėjimo tuo, kas Jėzus yra. Ir turbūt Matas ir nori parodyti tai, atkreipti mūsų dėmesį, pažiūrėkit, ką pamatė tas žmogus. Pažiūrėkit, kai jis pamatė, koks jis buvo drąsus, koks buvo jo šyktarpis. Nelikti ten, kur jis buvo, bet ieškoti Jėzaus, rasti jį, šauktis jo.
Atkreipkim dėmesį, su kokiu nuolankumu ateina šis raupsuotasis pas viešpatį. Jisai sako, viešpatė, jei nori, tu gali padaryti mane švarų. Jis supranta, kad Jėzus yra viešpats ir jis gali pasakyti ir ne. Jis tiki, kad Jėzus gali, bet atsiduoda jo valiai, viešpatė. Ne jei tu gali, padaryk mane, bet jei tu nori, tu gali. Jeigu tu nori, tu gali. Ir taip kaip raupsuotas pasiruošęs paminti visas taisyklės ir susirasti Jėzų, pagarbinti jį ir paprašyti jo apvalymo. Taip ir Jėzus, pasiruošęs pažeisti visas taisyklės. Jėzus galėjo išgydyti raupsuotąjį žodžiu. Jis galėjo pasakyti, tu ten stovėk, nesiartink, tuoj aš tave išgydysiu, tada prieisi. Bet Jėzus ištiesia parašytą ranką ir paliečia jį. Ir paliečia jį tokiu būdu, perduodamas jam švarą, perduodamas jam gyvenimą. Prisiliečia prie jo. Parašyta, Jėzus ištiesė ranką, palietė jį ir tarė, noriu, būk švarus. Ir raupsai tuojau išnyko. Tada Jėzus liepė nepasakoti, sako, žiūrėk, kad niekam nepasakok, bet eik pasirodyti kunigui ir paaukok Mozės įsakytą atnašą jiems paliudyti. Ir galima pasvarstyti, kodėl Jėzus liepė niekam nepasakoti. Jau ir taip aplinkui buvo daug žmonių. Vieni mano, kad galbūt norėjo, kad jis tiesiog nesiblaškytų ir visgi nueitų pas kunigus, parodytų jiems. Tai, ką padarė žmogus, kuris pamokslauja Galilėjoje. Ir iš tiesų nuo Eliziejaus laikų mes neatrandame šventajame rašte nei vieno raupsuotojo išgydymo. Buvo Siras Namanas, buvo Mirjama, bet daugiau mes neatrandame kitų išgydymų. Ir turbūt tas raupsuotojo nuėjimas pas kunigus turėjo būti liudijimas tiem kunigam, kad štai žiūrėkit, kažkas išgydė. Kažkas apvalė, reikia ištirti šitą bylą. Mes žinome, kunigai nesidomėjo Jėzaus gimimu, jie iš vis juo nesidomėjo. Daugiau tik piktinosi galbūt ir laikė jį apsišaukėliu. Bet čia Jėzus siunčia jiems įrodymą, siunčia jiems liudijimą. Morkaus Evangelijoje mes skaitome, kad šis žmogus nepaklausė, jis ėjo ir visiems pasakojo, ką Jėzus jam padarė. Ir minios vėliau veržėsi prie Jėzaus, siekdamos patirti išgydymą, siekdamos patirti atsakymą į savo poreikį. Bet turbūt Jėzus, įdomu, jis dažnai sakydavo, niekam nepasakok, ne? Tas jo nenoras kažkokios kitokio priėmimo, kaip tik tai priėmimo kaip viešpatės, kažkokios pompastikos, kažkokios šlovės. Ir įdomu tai, ta auka įstatyme, kokia buvo numatyta. Kunigų 14 skyriui mes skaitome, kad viešpats kalbėjo Mozei, tai įstatymas raupsuotajam, kai jis paskelbiamas švariu, jis bus atvestas pas kunigą, kuris turės išeiti iš stovyklos, radęs jį išgijusi nuo raupsų, jis sakys jam paimti 2 sveikus švarius paukščiukus, kedro medžio, raudonių siūlų ir izopo. Vieną paukštį kunigas lieps papjauti molinėme inde virš tekančio vandens.
kitą gyvą kartu su kedro medžiu, raudonais siūlais ir izopu padažys papjauto paukščio kraujyje ir jo pašlakstys 7 kartus apvalomai, kad būtų paskelbta švariu, gyvą paukštį paleis skristi į laukus. Taigi tu turėjai atnešti 2 paukščiukus, vienas buvo nužudomas, papjaunamas, jo kraujyje pamirkomas kitas ir paleidžiamas į laisvę. Ir tuo krauju buvo patepamas raupsuotasis. Ir tokiu būdu jis buvo paskelbtas švariu. Tai buvo dar vienas ženklas, kad tas paukštelis, kuris buvo papjautas, čia patys lietėsi prie to raupsuotojo ir raupsuotas gavo tą švarą, tą laisvę ne šiaip savo. Jis tai gavo todėl, kad kitas paukštelis uždėjo ant jo ranką ir paėmė jo nešvarą, paėmė jo nuodėmę, paėmė jo ligą. Ir žinot, kai mes skaitom šitą istoriją, pačią pirmą po kalno pamokslo, kai mes skaitome, kad raupsuotasis ateina pas Jėzų ir nesako, Jėzau, išgydyk mane, bet iš tiesų sako, Jėzau, apvalyk mane, padaryk mane švarų. Mums neišeina mąstyti, kad mokiniai, kurie matė šį stebuklą, suprato jį tik kaip paprastą stebuklą. Jie matė tame tikrai ženklą. Jie matė ženklą ir jie matė tą kiekvieno žmogaus trokštamą atsiliepimą į Jėzaus mokymą, į jo asmenį. Ženklą, ką reikia daryti, kai mes matome savo nešvarą, kai mes pamatome savo nuodėmes. O kalno pamokslas iš tiesų mums labai daug atveria mūsų širdis. Jeigu mes pasiliekam tose žodžiuose, kai Jėzus sako neteisk, kai sako be reikalo nepyk, kai jis moko mus negeisti, nepaleistuvauti savo širdyje. Mes iš tiesų, jeigu nuoširdžiai atsiveriam prie šitą žodį, mes pamatome daug nešvaros savo gyvenime, mes pamatome nuodėmę, mes pamatome kaltę. Ir šis raupsuotojo atsiliepimas yra paraginimas mums visiems tokiu pačiu būdu atsiliepti. Juk nuodėmė yra tokia pati kaip raupsai. Turbūt raupsai fiziškai atspindi tai, ką nuodėmė daro dvasiškai su mūsų gyvenimais. Todėl turbūt Dievas leisdavo ištikti žmonės raupsais, tuos, kurie, paminėjau, Mirjamą, Gehazis, kurie nusidėdavo puikybę, godumu, iš dalies tai parodydamas, kas vyksta tokio žmogaus širdyje, kas vyksta su tokio žmogaus siela, kaip ta siela yra ardoma nuodėmės, kaip raupsai yra mirtini, nepagydomi vien žmogaus pastangomis. Mes negalim jo nuplauti, nuvalyti, taip negalim atsikratyti nuodėmės, jokia dieta, tabletėmis. Tai virš mūsų galimybių. Žinot, turbūt kaip raupsai yra tas puvinys, taip ir nuodėmė yra puvinys. Kuo daugiau nusidedame, tuo labiau nutirpstame. Ir mes galime tai vadinti daugybę dalykų - širdies kietumu, tapimu bejausmiu, sąžinės graužimu, arba sudeginta sąžinė, kai mes jau nebejaučiame. Žinot, gali, pavyzdžiui, vieną kartą pameluoti ir tu jautiesi kažkaip blogai, dar tie nervai tau signalizuoja. Bet jeigu tu pradėsi meluoti pastoviai, greičiausiai tu kažkuriam taške jau nebejausi, kad tu esi melagis.
Tau atrodys, kad viskas su tavim gerai, tavo ta galūnė, mano ta galūnė, jinai nutirps, jinai jau pus, jau ten pūliai veršis, bet man atrodys, kad aš esu normalus žmogus. Bet juk tas pats yra su pykčiu, neapykanta, tas pats su neatleidimu, tas pats su godumu, su daugybė įvairių nuodėmių, kur iki laiko mes galime jas daryti ir dar jausti, kad mes jas darom. Bet paskui mes jas galim daryti ir galvoti, kad tai viskas yra normalu, nieko čia tokio. Mes tampam bejausmiai. Žmogaus siela pūna, žmogaus siela praranda tą Dievo duotą atvaizdą. Žmogaus siela serga. Juk taip ir yra. Juk kaip raupsai, taip ir nuodėmė. Žiūrėkit, mus izoliuoja. Kas nori būti ir draugauti su pastoviai piktu žmogum. Kas nori gyventi su neatleidžiančiu, engiančiu. Taigi nuodėmė sugriauna mūsų santykius. Jis sukelia vienatvę, sukelia nevilties jausmą. Galbūt todėl mes turim pamatyti tą raupsuotojo fizinį paveikslą, turim pamatyti jo ligą iš išorės, pabūti joje, įsijausti, kad pamatytume, kokia žalinga yra nuodėmė, kai jinai pasilieka mumyse. Ir mes visi esame iš dalies raupsuoti. Iš dalies vieni daugiau, kiti mažiau. Mes visi stokojam, mes visi sergam. Mes esam sužeisti ir mums reikalingas gydytojas. Vėl ir vėl mums reikalingas tas paukštelis, kuris bus paskerstas ir kurio kraujyje mes būsime pamirkyti ir paleisti į laisvę. Mums reikia Jėzaus. Mums reikia Jėzaus, mums reikia jo išgydymo. Ir ši istorija sako, kad nėra taip žemai puolusio gyvenimo, aplinkybių, kurių Jėzus negalėtų išgydyti, kurių Jėzus negalėtų pakelti, kurių Jėzus negalėtų nuplauti, gyvenimo, kurio jis negalėtų per naują lipdyti ir atstatinėti. Nėra tokio gyvenimo. Bet yra noro klausimas. Noriu dar kartą priminti autoriaus gyvenimą, kuris parašė giesmę Nuostabi malonė. Mes žinome šitą giesmę, mes ją giedame. Aplankė žemę iš dangaus, malonė nuostabi. Pražuvęs nuodėmei buvau, mane surado ji. Tai ji atvėrė man akis ir priglaudė mane, kokia ji tapo man brangi, kai patikėjau ją. Nors ir patyriau nesėkmių, pavojų ir skausmų, mane ji vedė iki šiol, nuves ir lik namų. Nuostabi giesmė apie malonę ir kasgi ją gieda, kasgi ją mums davė, kas ją sukūrė. Džonas Newtonas, paleistuvis, nevaržė savo geidulių, keikūnas jūreivis, vergų pirklys, su vergais elgėsis kaip su gyvuliais ir troškęs jų mirties. Ateistas, bedievis, kuris plaukdavas tais laivais ir gabendamas tuos
vergus, jeigu kažkas kalbėdavo apie krikščionybę, jis šaipydavosi iš jos, niekindavo tokius žmonės ir ragindavo jos nusigręžti nuo Dievo, nusigręžti nuo krikščionybės. Kaip jis pats sako, nedorybė buvo mano pasimėgimas ir nuolatinė veikla. Taigi, vienas iš nuodėmės dugnų, jeigu norime taip pamastyti. Tačiau, žinot, laivai plaukioja, audros kyla ir viena iš audrų privertė susimastyti jį apie Dievą. Ir kai jis jau galvojo, kad nebuvo jokios išeities, jokios vilties, toje audroje jis šaukėsi Dievo ir prašė pasigailėti. Ir sako, kai bandžiau prisiminti šventojo rašto eilutes apie malonę ir atleidimą, į galvą ateidavo tik eilutės apie teismą. Todėl su baime ir nekantrumu laukiau neišvengiamo pasmerkimo. Ir sako, tam gilioj toj tamsoj, savo sielos tamsoj, savo nuodėmės tamsoj, autorius sako, Džonas įėjo į karalystę be euforijos ir be džiaugsmo pliūpsnio, vis stengdamasis suprasti, kodėl taip įvyko. Jis rašė, nesuprantu, kodėl viešpats parodė man gailestingumą, nematau tame jokios priežasties, nebent dėl vieno stebinančio dalyko, kad jam nieko nėra neįmanoma. Po to sekančioj kelionėje jis dar kartą puolė į nuodėmės aistras, tačiau galiausiai patyrė susitaikymą su Dievu, rado ramybę ir laisvę nuo nuodėmių, nuo geismų. Ir istorija byloja, kad būdamas 39 metų, Džonas Newtonas tapo Anglikonų bažnyčios dvasininku ir tarnavo Dievui dar 43 metus iki pat savo mirties. Ant jo antkapio 1807 metais buvo užrašyta, turbūt jo prašymu, Džonas Newtonas, kadaise buvęs bedievis ir ištvirkėlis, vergų pirklys Afrikoje, mūsų viešpaties ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus nepaprastos malonės išsaugotas ir atnaujintas. Jam buvo atleista ir skirta pamokslauti tikėjimą, kurį taip ilgai jis siekė sunaikinti. Pranašas kreipėsi, savo tautą sako, nusiplaukite, apsivalykite, pašalinkite savo piktus darbus iš mano akių, liaukitės darę piktą, mokykitės daryti gerą, ieškokite teisingumo, padėkite prispaustiesiems, apginkite našlaičius, užstokite našles, tada ateikite ir kartu pasvarstysime, sako viešpats. Nors jūsų nuodėmės būtų skaisčiai raudonos, taps baltos kaip sniegas, nors būtų raudonos kaip purpuras, taps kaip vilna. Šią istoriją Jėzus sako mums kiekvienam, noriu, kad tu būtum švarus. Noriu, kad tu būtum švarus. O tu, ar nori? Pasimelskim. Viešpatie, dėkojame tau. Dėkojame tau, Dieve, už tavo malonę. Dėkojame tau už tavo gerumą. Dėkojame tau, Viešpatie, kad tu paliudiji apie save ir savo mokymu, ir savo darbais. Viešpatie, ačiū tau, kad tu trokšti mus apvalyti. Ačiū tau, kad tu trokšti mus padaryti švariais. Mes meldžiame, Viešpatie, meldžiame, suteik mums drąsos,
Suteik mums tikėjimo, taip kaip šitas raupsuotasis, taip ir mums ieškoti tavęs, Dieve. Ne tik savo fizinėje kančioje, ne tik Viešpatie, kai mums trūksta duonos, kai mes norim lengvesnių aplinkybių savo gyvenime, bet visų pirma tuomet, Dieve, kai tavo žodis kaltina mus, kai tavo žodžio akivaizdoje mes matome savo sielos nešvarą, kai mes matome, kaip mes toli esam nuo tavo teisumo, nuo tavo standartų, Viešpatie. Duok mums drąsos, duok mums tikėjimo, nepaslėpti to, Viešpatie, nenustumti, bet bėgti pas tave, ieškoti tavęs, šauktis tavęs, kad tu mus apvalytum, kad tu mus padarytum švariais, Viešpatie, taip kaip šitas raupsuotasis tapo švarus, kad ir mes taptume švarus, Dieve, tavo šloviai, tavo gyriui, Dieve. Haleliuja. Dėkojame tau per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Amen.